Sveikučiai! Šiandien mano kamade lašišos gabaliukai arba kitaip lašišos saldainiai. Kodėl juos vadinu lašišos saldainiais, tuoj suprasit, o dabar apie prieskonius. Kaip visada, pagrindinis skonis yra druska, pipirai, česnakai granuliuoti, šį kartą dedu svogūnų granuliuotų, taip pat truputį kajeno ir aptepsiu viską padažu. Aptepimui kaip bazę naudosiu barbekių padažą, taip pat truputį acto ir worcesterio padažo. Dar papasakosiu, kuo galima pakeisti. Iš sausų prieskonių pasidarau tiesiog mišinį, galima jų aišku ir nemaišyti, dėti tiesiogiai ant lašišos atskirai, bet jeigu darot pirmą kartą, tai patogiau yra susimaišyti prieskonius ir juos tiesiog tada tolygiai paskleisti ant kepamo maisto, gaunasi tolygesnis paskirstimas. Aš dažniausiai perku visą lašišos pusę, bet šį kartą pirkau šaldytą žuvį ir kokybė tikrai yra labai gera, skonis nuo to nei kiek nenukenčia. Kartais šaldyti produktai būna netgi geresnės kokybės, dėl to, kad jie yra užšaldomi iš karto ir neguli kažkur lentynoje ilgą laiką, kol neteina pirkėjas. Prieskonioju tik tai mėsos pusę, odos neprieskonioju, kiek ant jos tų prieskonių paklius, tiek paklius, bet galima ją aišku ir valgyti, jeigu mėgstat, bet užtenka prieskonių ir tiesiog nuo pačios žuvies. Jeigu žuvį žadat kepti neužilgo, tai prieskonių galima dėti ir šiek tiek daugiau, dalis jų vis tiek nubirės ir nuvarvės, bet jeigu marinuojat ilgesnį laiką, pavyzdžiui, aš šiuo atveju tiesiog palaikau kokias 2-3 valandas, tai jų per daug perdėt nereikia. Jeigu marinuojat per naktį, galima dėti ir dar mažiau. Dar papildomai daug skonio bus iš to padažo, kuriuo aptepsiu lašišą. Kuriu kepsninę ir šiaip kepimas bus apie 120-140 laipsnių temperatūroje, bet pradėsiu nuo šaltos kepsninės. Kol anglis įsidega, dar papildomai pasidarau padažo aptepimui, tai aš naudoju barbekių padažą, galit naudoti savo patinkantį, arba galit naudoti apskritai kečupą. Aš dar pridedu visada šiek tiek rūgšties, tai naudoju balto vyno actą ir šiek tiek worcesterio padažo. Jeigu naudojat kečupą, galima jį pridėti dar truputį medaus arba klevų sirupo. Sulaukiu, kol uždegtukas sudega ir anglis įsidega, pačios kepsninės praktiškai nekaitinu, kiek jinai ten įkaista, tiek įkaista. Ir iš karto dedu kaladėlę medienos, kad būtų skanaus dūmo. Naudoju alksnio medieną, taip pat naudoju deflektorių, nulašėjimo indą ir toliau dedu groteles. Groteles dar galima patepti kokio aliejum, kad mažiau priliptų. Kai tas medienos gabaliukas įdėtas pradeda rūgti, iš karto dedu lašišą ir svarbu palikti yra tarpus tarp mėsos gabaliukų ir toks formatas yra geresnis. Galima aišku tokiu būdu rūkinti ir visą žuvies pusę, jeigu turit didesnį kamadą, bet mintis šiuo atveju yra, kad dūmai pasiektų kuo daugiau ir prieskoniai kuo daugiau pasiektų pačią mėsą. Viską uždėjus iš karto sumažinu kepsninės angų atidarimą, kad kepsninė šiltų labai pamažu ir gautųsi toksai iš pradžių šaltas rūkinimas, o paskui karštas rūkinimas, kai jau kepsninė įkaista. Maždaug po pusvalandžio patikrinu temperatūrą, tai dar kol kas labai toli. Kai jau kepsninė įkaista, stengiuosi jos temperatūrą palaikyti tarp 120-140 laipsnių Celsijaus ir reikia tiesiog pareguliuoti laiks nuo laiko. Galutinė temperatūra žuvies viduje turėtų būti apie 54 laipsnius Celsijaus, tokiu atveju lašiša bus minkšta ir nebus perdžiūvusi. Tuo metu jau, kai pasiekia maždaug apie 45 laipsnius, aš aptepu padažu. Tai kiek to padažo dėti priklauso nuo jūsų skonio, kadangi jisai yra pakankamai saldus, tai ne visiems patinka, galima jo šiek tiek mažiau uždėti, bet tai yra labai svarbi recepto dalis. Na ir kad padažas prikeptų truputį, dar kokią 10-15 minučių pakaitinu su padažu. Kepant lašišą rūkinant žemoj temperatūroje yra mažesnė rizika, kad išsiskirs baltymai, tokie baltos apnašos atsiranda ir žuvis išliks sultinga. Jeigu tokiu būdu kepsit, pavyzdžiui, jūrinį upėtakį, tai galima pakepti ir iki aukštesnės temperatūros. Jisai turi daugiau riebalo ir mažesnė rizika, kad žuvis bus sausa. Bet kokiu atveju kepkit tiek, kiek jums patinka. Nuėmus iš karto galima valgyti, laukti nereikia. Nuo rūkinimo pradžios praėjo maždaug 45-50 gal minučių ir patiekalas yra paruoštas. Tai tikrai yra labai greitas ir labai daug skonio turintis patiekalas.
lengvai pasidaro ir labai rekomenduoju išbandyti. O jeigu norite dar subtilesnio skonio, tai nenaudokit barbekiu padažo, vietoje naudokit papildomai dar medų arba klevų sirupą. Skanaus ir iki kito karto.